Sveiki, mielieji. Šiandieną Jums pristatau dar vieną naują holistinio ugdymo instituto lektorę, Birutę Mockuvienę, kuri šiandieną papasakos apie save ir apie dalyką, kurį jinai dėstys. Sveiki, Birute, papasakokite apie save, prisistatykite ir pasakykite, ką Jūs dėstysite institute. Sveiki, aš dėstysiu apie psichosomatiką. Ir aš norėčiau trumpai apie save. Aš esu baigusi medicinos inžineriją, vėliau visuomenės sveikatą, dar vėliau psichosomatiką, naująją vokiečių mediciną, endobiogeniką ir esu endobiogenikos taip pat specialistė. Turiu specializacijas tokia kaip perfuzijos, endobiogenikos, psichosomatikos ir vokiečių naujosios medicinos. Birute, papasakokite, ko Jūs šiaip domitės. Gal turite savo kažkokį hobį, kur gilinate žinias, kokias asmeninės savybės gal galėtumėte paminėti, kurios yra svarbios Jūsų darbe ir būtent psichosomatikos dalykui. Tai pirmiausia, tai yra, aš mėgstu keliones, mėgstu jogą, aš esu siekianti tikslų. Man patinka tikslai, o dėl psichosomatikos aš visą laiką domėjausi apie biologinius gamtos dėsnius. Tas mane labai tiesiog sudomino ir aš ėjau į būtent psichosomatiką, kaip mūsų jausmai, emocijos tiesiog veikia mūsų kūną, kaip tai atspindi ir kaip galima padėti sau išeiti iš vienos ar kitos situacijos, žinodama, kas vyksta tavo kūne. Tai yra esminis dalykas. Birute, ar buvo kažkoks tai svarbus gyvenime dalykas ar įvykis, ar kažkas tokio, kas paskatino Jūs būtent pasižiūrėti į sveikatą iš holistinės perspektyvos? Galbūt Jūsų asmeninėme gyvenime, galbūt aplinkoje? Tai buvo mano ir asmeninis gyvenimas, kai aš tapau savo specialybės draugijos pirmininkė, tai man paskatino tikrai daug jėgų ir suprasti, suvokti save, kaip reikia dirbti kitaip, kitas požiūris. Tuo keliu, kur aš ėjau, aš supratau, kad aš negaliu eiti. Man reikėjo ieškoti kitos ir man tikrai psichosomatika labai padėjo. Ir kitas dalykas, tai paskatino sesers išėjimas, sesers mirtis, paskatino domėtis šiais dalykais, ieškoti kitų būdų, kaip padėti sau, kaip lengviau padėti sau. O sakykite, ar atsiskleidžia Jūsų dėstomame dalyke, tai yra psichosomatikoje, holistinis požiūris? Kaip jis atsiskleidžia būtent šitame dalyke? Visuminis. Taip, tikrai iš tiesų jisai atsiskleidžia, nes tai parodo žmogui, kaip jam sau padėti, kaip padėti sau, kaip įveikti vieną ar kitą situaciją. Ir visą suprasti tą dalyką, kas su tavimi vyksta. Ir tas blogiausias žmogui, kas nežino, kas su juo vyksta. O čia tai padeda tau suprasti. Aš teisingai suprantu, kad mūsų klausytojai gaus ir tam tikrus įrankius, kuriuos galės naudoti savo gyvenime, sveikatinant save ir padedant aplinkiniams, ir lygiai taip pat, ko gero, ir gerinant savo gyvenimą bendraja prasme. Taip, aš tikiuosi. Aš tikiuosi, kad jie norės suprasti ir priimti, nes iš tiesų tai labai reikalinga. Ar galėtumėte įvardinti keletą pagrindinių temų, kurias Jūs dėstysite psichosomatikos dalyke? Tai bus pirmiausia apie kaip vaikai gimsta ir mūsų požiūris yra į suaugusius žmones. Kaip, sakysim, vaikai praranda savo tėvus, praranda artimuosius, kaip jų būna užstrigimai.
ir ką daryti, kaip išeiti iš tų situacijų ir nepasilikti būtent tuo vaiku, o užaugti suaugusiu žmogumi. Taip pat bus temos apie kaip veikia mūsų smegenys, kaip mūsų protas įtakoja mūsų kūną, kaip visa tai vyksta, kas yra onkologija, ar iš tiesų tai yra tas siaubas, kuris nusileidžia pas žmogų, ir kaip mes sergama, kas įtakoja, būtent apie jausmus ir emocijas. Toliau bus apie, kodėl mes neleidžiame savo judėti į priekį, kodėl mes draudžiam ir kas mus laiko ir mes negalime žengti žingsnio. Kas yra mūsų meilė, kaip jinai įtakoja mūsų širdį, mūsų gyvenimą, mūsų jausmus ir mūsų aplinkinių žmonės. Kokie jausmai veikia moterį ir moters reprodukciją, moters lytinį gyvenimą. Tai va šios temos bus kalbamos būtent šį semestrą, arba taip galim pasakyti. Ar turėsime praktikų? Taip, bus ir praktikų, bus ir užduočių. Žmonės galės tiesiog tokius kaip ir praktiškai padirbėti ir su savimi, pasiaiškinti, kaip pas juos vyksta ir suprasti save. Bus ir praktinių užsiėmimų. Birute, o kaip jūs žvelgiate į vakarų ir naturopatinės medicinos integraciją, į to svarbą, kadangi jūs dirbate santaros klinikose ir tokioj svarbioj srity, gal jums ir darbe padeda? Darbe šiek tiek yra sudėtingiau, bet aš tikiuosi, laiku bėgant, tai pas mus atsiras. Ir bus tiesiog taip, Verta integruoti? bet yra iš tiesų, pas mane asmeniškai darbe galbūt ir nėra, bet yra tai malonu, kad, pavyzdžiui, akupunktūrą galima pas mus taip pat nueiti ir tikrai padeda žmonėms akupunktūra ir kiti dalykai tokie. Bet kol kas mano srity kol kas dar nėra to. Tai apskritai gydytojams, medikams, įvairių sričių gydytojams, kurie turi alopatinės medicinos išsilavinimą, ar jiems galėtų būti naudingas šitas kursas? Manau, kad taip. Manau, kad taip, yra sužinoti taip pat, dėl kokios priežasties, sakysim, žmogui, irgi tas suskaudo širdelę, ne vien tik žinoti anatomiškai, fiziologiškai, bet ir koks jausmas galėjo įtakoti ir kokios situacijos galėjo įtakoti vieną ar kitą dalyką. Na, pas mus tikrai vis daugiau ateina medikų, sveikatos specialistų, kurie domisi plačiau, giliau ir mes netgi turime tokių istorijų, kai medikai labai apgailestavo, bendrosios praktikos gydytoja konkrečiai, kad neturėjo šitų žinių prieš tai, nesimokė tokio įstaigoje kaip mūsų ir dėl to nepakankamai gerai galėjo pagelbėti savo pacientams. Bet mes tikimės, kad viskas eina į priekį ir susidomėjimas tikrai didėja ir medikų tarpe, ir sveikatos specialistų tarpe. O gal, Birute, galėtumėte pasidalinti vieną ar kitą istoriją iš savo asmeninės ar darbo patirties, kažkokių sėkmės istorijų, kur galėtumėte taip ryškiai įvardinti psichosomatikos metodą, kaip jis ten padėjo, kaip jis veikia. Tai buvo mano vienas iš pirmųjų toksai atvejis, kaip apie laringitą. Berniukas labai skundėsi stipriu gerklės skausmu ir mamytė sako, labai įdomiai yra, kai tik tai vaikas nuvažiuoja pas tėvelį į svečius, jie buvo išsiskyrę abu tėvai, vaikas grįžta ir jam skauda gerklytę, stipriai visada. Ir jis atvažiavo pas mane į svečius ir aš klausiu jo, kas tau yra? Kas tau būna, kai tu nuvažiuoji pas tėvelį? O kada tu paskui grįžti namo? Jisai sako, pas tėvelį yra peiliukų komplektas, o aš taip noriu. Aš taip noriu turėti nors vieną peiliuką. O sakau, kodėl tu negali pasakyti, kad tu nori turėti
tą nors vieną peiliuką, todėl kad aš bijau ir mamos, ir tėčio. Ir kada vaikas įvardijo, jam padovanojo vieną mažą peiliuką. Vaikui baigėsi laringitas. Nuostabu tikrai. O Ačiū Jums už šitą gražią istoriją. Gal dar žinote? ir kita istorija, tada viena moteris atvyko pas mane, jinai buvo tik tai išsiskyrusi su vaikinu, aišku, didelis skausmas širdyje. Jinai jau keletą savaičių skundėsi dideliu skausmu širdį, sako, man skauda, negera, aš negaliu naktimis miegoti. Sakau, pabandykim. Ir mes abi ieškojom priežasčių, kaip paleisti tą skausmą. Tai yra ir širdies daina, yra ir vėliau ten aiškinomės, kas, kaip. Aišku, buvo ašarų, bet galiausia jinai pradėjo juoktis. Juoktis ir sako, žinai, man jau nebeskauda širdies. Ir aš galiu ramiai dabar paleisti tą vaikiną. Ir tada jau atsiranda kiti santykiai su kitais žmonėmis. Gražios Jūsų istorijos tikrai ir manau, kad jų yra ne viena, o juk iš tikrųjų ateina mergina su skaudančia širdim ir dėl tų emocijų, ko gero, ir fiziologiškai kūnas gali pradėti keistis, atsiranda kažkokie spazmai, pasikeičia medžiagų apykaita. Ir taip stipriai reaguoja, kadangi jaučia, kad didelį skausmą širdį ir paskui ir atrodo vaistukai nepadeda, nieks nepadeda. Jausmo, kad tą kartą, kaip sakant, tu neužslopinsi. Tai kągi, mielieji, noriu Jūs pakviesti visus mokytis psichosomatikos dalyko holistinio ugdymo institute. Šitą dalyką dėstys mano ką tik kalbinta gerbiama Birutė Mockuvienė ir kartu su savo kolege Kornelija Grinkevičienė, kurios video pristatymą rasite kitame vaizdo įraše. Ir Birutė, jeigu Jūs norėtumėte dar pasakyti keletą dalykų, kvietimą studentams, tai prašom. Jeigu Jūs norite suprasti ir suvokti, kaip veikia jausmai Jūsų kūną, ateikite ir išgirskite visą tai. Ačiū Jums labai už pokalbį. Dėkoju Jums labai.